Savas Londonas – tai pirmas lietuviškas gidas apie lietuvių pamėgtą ir gausiai lankomą Londono miestą. Gido autorė, daugiau nei 10 Londone gyvenanti žurnalistė Vilma Nusaitė, šį miestą pažįsta kaip savo 5 pirštus. Knygoje jis stengiasi sudėti ne tik aktualiausią informaciją turistams, bet ir įvairių praktiškų patarimų, pikantiškų istorijų. Tai pirmas lietuvio autoriaus gidas apie Londoną, nes iki tol visi lietuviški gidai buvo išversti. Ir aš Londone gyvenu jau 11 metų ir labai mėgstu kultūrinės vietas, labai mėgstu koncertus, teatrus, restoranus, barus ir daugelį visų kitokių dalykų ir renginių. Ir kažkada tiesiog sėdėdamas galvojau, kad tą savo patirtimi ir įspūdžiais reikia pasidalinti su tautiečiais. Kaip pamatyti daugiau, praleisti laiką smagiau, sumokėti mažiau, žada pirmasis lietuviškas gidas apie Londoną. Knygoje skaitytojai ras mėgstamiausias žymių Londono lietuvių vietas, britų patarimus, informacijos apie nemokamas pramogas, galerijas, slaptus kinus, muziejus ir dar daugiau įdomybių. Savame Londone yra skyrius, kuriame mylimiausias savo vietas rekomenduoja žinomi Londone gyvenantys lietuviai. Tai Dalia Ibelhauptaitė, Beata Nicholson, Andrius Užkalnis, taip pat Edgaras Montvidas. Yra skyrius, apie kurį pasakojame apie lietuviškas vietas, apie lietuvišką knygyną, lietuvišką restoraną, taip pat galeriją, kurią yra įkūrę lietuviai. Ir taip pat šiame gide aš gana detaliai išaiškinu lietuviams, kaip nusipirkti metro bilietus, kaip nusipirkti laivelio, kuriuo galima nuplaukti į Greenwichą bilietus. Ir gana su tiesiog irgi keletą angliškų frazių, kaip jie vadinasi, nes tarkim, galbūt ne visi lietuviai žino, kad tam tikri metro bilietai vadinasi pay as you go. Tai tu tą prasme uždedi pinigų į kortelę ir juo naudojasi tiek, kiek važiuoja. Ir tarkim, yra tokių nemažai praktiškų patarimų. Taip pat yra skyrius, kur tikiuosi lietuviai susižavės, vadinasi nemokamas Londonas. Tai ką galima daryti Londone, kai neturi turistavimui daug pinigų, tarkim. Kokiame parke gali prisižiūrėti kokių gyvūnų. Tarkim, Holando parke gyvena povai, Richmondo parke gali pamatyti labai daug briedžių, kokios yra nemokamos galerijos, kokiose vietose galima pasiklausyti nemokamų koncertų, kuriuose Londono vietose daugiausiai yra gatvės muzikantų ir pasirodymų. Aš tikiuosi, kad žmonės šiame gide ras daug įdomybių, istorijų ir galbūt to, ko dar yra negirdėję, netgi tie, kurie jau yra ne kartą buvę Londone.